should be dancing, romancing in the east wing, in the west wing of this mansion was out in. I ain't playing no games, every word that I say is coming straight from my heart. So if you try. Labas, Ignai. Sveiki. Labai sveikinu tave su viena, ko gero, tavo pradedančiojo vokalisto ir dainininko karjerai skambiausia dabar pergalė Lietuvos balsas. Labai sveikinu. Ačiū labai. Šaunuoliai, jūsų trio tikrai maloniai nustebino ir kartu keliems savaitgaliam labai suvienijo tauragiškius. Jo, labai iš tikrųjų. Ta vienybė tokia, aš manau, kad ištraukė. Tikrai ir jautėsi. Ir tikrai jautėsi tauragiškių palaikymas. Begalinis buvo, labai smagu. Mes ir dabar finale išėjom į areną ir girdim, kad čiut ne pusė arenos yra tauragiškiai atvažiavę palaikyti. Ir visi kiti dalyviai sako, sako, kiek tauragiškių, sako, privažiavę, sako, girdim, sako, kaip šaukia jūsų, sako, tie trys. Jau ką turim, tai turim. Jo, šiaip iš tikrųjų palaikymas yra, ačiū labai. Emocijos dar šviežios ir ką tu jauti šiandien? Kai tiek daug darbo įdėjom, jaučiuosi, kad pasiekėm tikslą, ko mes iš tikrųjų ir norėjom. Kaip mūsų grupės narys Dovydas sakė, manifestuoju, sako, aš matau, sako, mūsų Žalgirio areną, dar atsimenu projekto pradžioje, sako, aš įsivaizduoju, sako, ko mes dainuosim, sako, Žalgirio areną. Taip ir buvo. Tai buvo kodas, kuris atvedė jūs į pergalę. Taip. Ko nepamatė žiūrovai? Žiūrovai nepamatė, kaip pasakyti, tos virtuvės. Tai kiek darbo yra įdėta į tokius projektus, į atlikėjų darbą, į šokėjų, stilistą darbą, kaip viskas tenais užkuliuosiu, užuolaidų visi bėgiojo ir ten prižiūrėjo tave, kaip kad laiku, kad viskas būtų tvarkoje, kaip apsirengia, kad nebūtų ten kažkur nieka. Iš tikrųjų, tiek labai daug darbo yra, kiek buvo įdėta, tai jie nemato, nes per televizorių, aišku, matos, kaip atrodo, kaip pasakyti, finalinis produktas. Ta prasme, kaip viskas gražiai atrodo, bet kiek yra darbo įdėta ir kiek aplinkui šokinėja tave žmonių, kad padaryti tai yra labai daug. Kaip pavyko susitvarkyti su jauduliu? Šiaip iš tikrųjų, gerbiama Nomeda mus pamokino kai kuriuos pratimus, įkvėpavimą, visko, bet aš negaliu per daug išduoti, nes mes esame susitarę, kad mes tokių paslapčių neišduodame. Jo, bet tokie pratimai yra, kurie prieš sceną, kaip pasakyti, dvasiškai nusiteikia ir pakvėpuoja ir apsikabinę pabūnam, pašnekam vienas kitą. Kas vedė į priekį? Kokia energija? Tikriausia, kad tauragiškių palaikymas. Tu prasme, kad palaikymas, nes iš tikrųjų labai daug palaikymo jautėmės ir arenoje girdėjome ir tas iš tikrųjų labai vežė, tas nuramino net, nes mes išeinam į sceną ir mes girdim, nors į tuos inierus įsikišę ausinukus esame, bet mes vis tiek jauti, sakau, grupės nariams sakiau, kad krūtinėje aš jutau ir per sceną ir per krūtinę jutau, kaip šaukia žmonės ir palaiko. Tai iš tikrųjų labai tas nuramina, toksai, kad turim tokį, kaip pasakyti, užnugarį, kad palaiko tiek daug. Tai tas. Teigiama energetika. Taip, iš karto jautės, jais jautės. Labai gerai, aš jūs labai sveikinu, labai noriu apsikabinti ir pasakyti, kad esat fantastiški ir daug ką nuveiksim, pamatysit, jūs taip nedrąsiai, nebijokit manęs, aš ne kažkokia tai. Svarbiausia, esat projekte ir bus daug ką galima padaryti. Labai faina, labai buvo gražu, labai super, fantastika. Dabar ateities tavo planai, kad išnaudoti šitą bangą, pavyks? Manau,
kad stengsimės to vis tiek, stengsimės ir parodyti su tais laimėtais pinigais, mes stengsimės investuoti į save, į savo, kaip pasakyti, į mūsų grupę, kaip į produktą pradėsime investuoti, dainas kurti ir manau, kad ateityje džiuginsime su savo dainomis. Ar jau sulaukėt kokių pasiūlymų, susidomėjimų didesnio, ką jums duoda šita pergalė Lietuvos balse? Tai kaip pasiūlymų, kaip ir dar ne, bet vat, kaip mes laimėjome, tai vat Elitazas mane ėmus apsiema Globoti? Jo, globoti po savo sparneliu pasikišti. Tai manau, kad viskas bus tvarkoje ir išsispręs šitą problemą, kad mes dabar neturime ko. Ir Tauragė, tikėkimės, turės labai rimtą muzikantų trio grupę, kuri užkariaus ne tik Lietuvos, bet ir pasaulio gerbėjų širdis. Aš labai tikiuosi, labai to tikimės iš tikrųjų. So pretty, but your heart got teeth. Late night devil, put your hands on me. Never, never, never. Ignai, tu dainuoti pradėjai labai anksti, ne? Jo, nuo pat mažumės. Ir tu negali paaiškinti, kodėl tu tą pradėjai daryti, ne? Mokytoja paskatino. Taip, mokytoja paskatino, mano gal ir močiutė pastebėjo, ir tėvai, mano mama irgi, kai dainuojant, jinai pastebėjo, kad ir tėvai, ta prasme, jie stūmė mane, jie pamatė, kad aš galiu dainuoti iš tikrųjų ir nepaleido tos minties. Tai labai ačiū jiems iš tikrųjų, kad jie turėjo tokį, kad jie mane labai iki šiol palaiko. Važiuoju mano visus koncertus, mano tėvai nėra realiai praleidę mano nei vieno koncerto, absoliučiai niekur. Kur ir nors į privatsų, gerai, privats gal vakarėlį dar nevažiuoja kartu, bet vis tiek, jeigu galėtų, tai dar atvažiuoti į privačius vakarėlius. Labai gražu, tas palaikymas irgi labai svarbus. Tavo palinkėjimas tauragiškiam? Kad būkite toliau tokie vieningi, labai, kaip pasakyti, palinkėjimą duočiau tokį, kad nenustoti palaikyti saviškius, nes tai yra labai gražu ir labai jaučiasi, tai kai susivienė, kai reikia mums susivienyti, mes tikrai susivienijame ir išlikite tokie nuostabūs. Ačiū tau, sveikinu dar kartą su pergalė. Sometimes you're a stranger in my bed. Don't know if you love me or you want me dead. Push me away, and beg me to stay, yeah. Call me in the morning to apologize. Every little lie gives me butterflies. Something in the way you're looking through my